Sveiki, taigi tęsiam apžvalgą apie taip, kaip gyveno Europos parlamento nariai išrinkti Lietuvoje, Europos parlamente ir dabar pereinam prie Petro Auštrevičiaus, kuris jau 10 metų praleido Europos parlamente ir dėl to matomai daug padarė naudingų dalykų Lietuvai. Tai be abejo, kaip ir kiekvieno Lietuvos parlamentaro, didžiausia Petro Auštrevičiaus svajonė yra tai, kad jį išgirstų Putinas, kad išgirstų, kad Petras Auštrevičius kad yra toksai žmogus, todėl jis visą laiką kreipiasi asmeniškai į Putiną iš Europos parlamento tribūnos, visą laiką šneka asmeniškai, va taip, prezidente Putinai, sako Auštrevičius. President Putin, you have transformed Russia into a real threat. You continuously employ hybrid interference. You even dare to occupy territories of sovereign neighboring countries. You have turned Russia into a Putin land. You have brought Russian economy down. President Putin, you will not... Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu nepasakysi prezidente Putinai, jis tavęs neišgirs, nes jis yra dievas, jis gyvena ten kosminiam laive, jis kažkur gyvena, jis girdi tik tai, kai meldiesi jam tiesiogiai. Ir be abejo, Petras Auštrevičius nori, kad Lukašenka ir Putinas jie būtų teisiami. Tik tai jis nežino kur. Jis nežino kur. Ir galbūt čia netgi protingesnė strategija nei Kubiliaus, nes jis, pavyzdžiui, savo pasisakymuose nesako, kokiame teisme turėtų būti teisiami Putinas ir Lukašenka, jis tiesiog sako, kad jie turėtų būti kažkokiam teisme teisiami. Putin and his government must be held accountable before an international tribunal. Toliau jis be abejo kartoja tą pačią klaidą, kurią kartoja visi Europos parlamento nariai iš Lietuvos. Jis sako, kad turėtų būti, sukurtas tarptautinis tribunolas Putinui pagal analogiją su Niurnbergo tribunolu, su tarptautiniu karo tribunolu Niurnberge. 76 years ago, the International Military Tribunal against the criminal ended at Nuremberg. A special tribunal must gather evidence, assess, name and judge the perpetrators, the Russian political, military and economic leaders and their accomplices in Belarus. Tai aš paaiškinsiu Auštrevičiui, nes niekas kitas jam nepaaiškins. Tarptautinis karo tribunolas Niurnberge, idėja jį sukurti buvo priimta Maskvos konferencijoje 1943 metais. Buvo tokia Maskvos konferencija ir ta Maskvos konferencija 1943 metais, kur dalyvavo JAV, Didžioji Britanija, Rusija, jie nutarė įkurti tarptautinį karo tribunolą Hitlerio nusikaltimams tirti. Tai dabar jeigu jis nori pagal analogiją kurti naują tribunolą, pagal analogiją su Niurnbergo tribunolu, tai turi susirinkti Maskvos konferenciją. Maskvos konferencija turi susirinkti. Jeigu Maskvos konferencija nesusirinks, tai nebus nieko. Vat jam reikėtų įtikinti Putiną, jisgi kreipiasi nuolat, prezidente Putinai, sako nuolat Auštrevičius, tai jam reikėtų prezidentą Putiną įtikinti, kad jis sušauktų naują Maskvos konferenciją ir ta naujoji Maskvos konferencija gali sušaukti va tokį tribunolą. Dabar kur yra, aš biški ironizuoju kartais, bet aš ir rimtai šneku dėl to, kad mes esam turėję keletą tarptautinių tribunolų. Specialiųjų tarptautinių tribunolų. Specialusis tarptautinis tribunolas buvusiai Jugoslavijai, Ruandai, Sierra Leonei, Libanui, Rytų Timorui yra buvę. Bet jos visus sukūrė Jungtinių tautų saugumo taryba. Tik tai Jungtinių tautų saugumo taryba turi teisę, turi galę sukurti tokį tarptautinį tribunolą. Tai o Jungtinių tautų saugumo taryboje posėdžiauja kaip nuolatinė narė Rusija. Tai jam reikėtų įtikinti Rusiją, kad Rusija priimtų tą sprendimą įsteigti tokį tribunolą, jeigu jam jo reikia. Bet tai nebus padaryta dėl to, kad jau yra
tarptautinis baudžiamasis teismas. Ir tarptautinis baudžiamasis teismas, jis būtent ir yra sukurtas, kad nereikėtų kiekvienam konfliktui kurti po naują tribunolą. Suprantat, kad nereikėtų kurti tribunolą Jugoslavijai, Ruandai, Sierra Leonei, Libanui, Rytų Timorui, kad jau būtų vienas tribunolas visiems atvejams. Būtent todėl jau yra sukurtas tarptautinis baudžiamasis teismas. Ir nebus jokio kito naujo. Nebus. Auštrevičiau, pabūsk. Suprantat, net jeigu Rusija norėtų, kad ji būtų teisiama kažkokiame tribunole, tai jinai nekurtų naujo tribunolą, jinai perduotų šitą bylą egzistuojančiam tarptautiniam baudžiamajam teismui Hagoje. Jau yra. Tai suprantat, kadangi jau yra, aš nesuprantu, kodėl jie nori naujo. Kodėl jis nori naujo. Auštrevičius visiškai nesupranta, ką daro tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras. The Taliban's actions deserve to be clearly labeled as gender-based apartheid. These are crimes that must be immediately seized, investigated and punished. I call on the ICC prosecutor to immediately undertake an investigation into the Taliban's crimes of discrimination against and attempted seizure of women and girls from public life. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras neatlieka tyrimų dėl moterų diskriminacijos. Jis atlieka tyrimus dėl nusikaltimų prieš žmoniją. Moterų diskriminacija tai yra per smulkus dalykas ir be to jis neįeina į Romos statuto rėmus. Kitaip tariant, Romos statutas yra toksai popierius, ne? Yra toksai popierius, jis yra vadinamas Romos statutas. Tai Romos statute nėra parašyta, kad moterų diskriminacija yra tarptautinis nusikaltimas. Tai todėl moterų engimas, diskriminacija nepatenka į tą kompetencijos rėmus, į tuos kompetencijos rėmus, kurie yra nustatyti Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorui. Ir Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras negali nagrinėti tokių dalykų. Tai nėra nusikaltimas. Suprantat, Auštrevičiau, Romos statutą. Auštrevičius niekada negirdėjo savokos Romos statutas. Aš negaliu pasakyti Auštrevičiui, kad jis paskaitytų Romos statutą. Jam reikia iš pradžių sužinoti, kad Romos statutas yra. Jis nežino, kad jis yra. Suprantat, Romos statutas tai yra popieriukas, kuriame parašyta, ką daro Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroras netyria diskriminacijos prieš moteris. Diskriminaciją prieš moterį gali tirti Jungtinių tautų moterų teisių komitetas. Diskriminaciją prieš moterį gali tirti Jungtinių tautų vaiko teisių komitetas ir Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas. Tai yra 3 teisminės institucijos, kur galima kreiptis dėl diskriminacijos. Ir jeigu Auštrevičius nori padėti Afganistano moterim, vaikam, tegul jis paremia mane pinigais, tegul jis duoda pinigų, aš apskųsiu už Afganistano moteris jų diskriminacijos problemą į Jungtinės tautas. Tai bus nauda. Ir Auštrevičius be abejo nori išvaryti Rusiją iš Jungtinių tautų saugumo tarybos ir kviečia JAV, Prancūziją ir Didžiąją Britaniją nedalyvauti Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdžiuose, kadangi tenai pirmininkauja Rusija. Kol Rusija ten yra iš viso, jis siūlo ten nedalyvauti JAV, Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai. The Russian government, which is still a member of the United Nations Security Council, unfortunately, calls on the EU and its member states to take further action to continue international isolation of the Russian Federation, including with regard to Russia's membership of international organizations and bodies such as the United Nations Security Council. The Russian-speaking bear keeps the permanent member seat at the Security Council of the United Nations, the global forum of international cooperation. Compatible? Shocking? Acceptable? Kitaip tariant, Auštrevičius visiškai nesupranta, kokį vaidmenį atlieka Jungtinių tautų saugumo taryba. Visų pirma, yra 5 valstybės, kurios turi veto teisę Jungtinių tautų saugumo taryboje. Tai yra Rusija, Kinija, Prancūzija, Didžioji Britanija, JAV.
Jeigu yra kažkoks pasiūlymas ir viena iš tų 5 valstybių nepritarė, jinai pasinaudoja veto teisę ir užblokuoja tą sprendimą. Dabar, jeigu taip įvyktų, kad JAV, Prancūzija ir Didžioji Britanija izoliuotų, kaip sako Auštrevičius, izoliuotų Rusiją, nedalyvautų tenai, tai vadinasi, Rusija galėtų padaryti pasiūlymą įsteigti tarptautinį tribunolą Baideno ir Zelenskio nusikaltimams tirti. Ir JAV negalėtų vetuoti. Negalėtų vetuoti. Suprantat, šito pasiūlymo. Ir tada šitas tribunolas būtų įsteigtas, dėl to, kad JAV nedalyvavo posėdėje ir negalėjo vetuoti. Tai vat, suprantat, Auštrevičius labai domisi tarptautinę politiką, bet jis nesupranta tokių elementariausių dalykų. Po to sekantis dalykas, taip, tarptautinio tribunolo mes negalime įsteigti, jokio tarptautinio tribunolo negalime įsteigti, jeigu tai nėra Saugumo tarybos sprendimas. Saugumo taryba nepriims tokio sprendimo dėl Ukrainos, dėl to, kad Rusija ir Kinija vetuos tiesiog tokį pasiūlymą, dėl to, kad jos turi veto teisę. Bet ko Auštrevičius nesupranta dar labiau, tai yra to, kad Rusijos neįmanoma išstumti iš Saugumo tarybos. Tam, kad tu išstumtum Rusiją iš Jungtinių tautų Saugumo tarybos, reikia iš naujo suformuoti jungtinės tautas, reikia pakeisti Jungtinių tautų chartiją. O tai padaryti yra neįmanoma, dėl to, kad reikia, kad susitartų 100% pasaulio valstybių. Ir 100% pasaulio valstybių niekada nesusitars, suprantat? Niekada nesusitars. Geriau turėti tokią organizaciją Jungtinių tautų, kaip ji yra dabar, nei neturėti jokios. Jungtinių tautų organizacijos neįmanoma paleisti. Galima išstoti iš Jungtinių tautų ir tada tu atrodysi kaip šūdas. Tu tiesiog esi niekas, jeigu tu išstoji iš Jungtinių tautų. Suprantat, Auštrevičiui reikia suprasti, kad tam, kad tu išvarytum Rusiją iš Saugumo tarybos Jungtinių tautų, reikia, kad susitartų visos Jungtinių tautų valstybės ir pakeistų Jungtinių tautų chartiją. Tai Jungtinių tautų chartijos dėl tokių praktinių dalykų neįmanoma iš viso pakeisti niekaip. Jos neįmanoma pakeisti, suprantat, neįmanoma jos pakeisti. Dėl to Rusija visada bus Jungtinių tautų Saugumo taryboje. Iš tikrųjų, mintis pakeisti Jungtinių tautų funkcionavimą, Saugumo tarybos funkcionavimą yra nebloga. Man jį patiktų iš tikrųjų, nes apie tai kalbėjo ir Prancūzijos prezidentas Sarkozy, par exemple. Sarkozy nekartą yra sakęs, kad Jungtinių tautų Saugumo taryboje nėra nuolatinio nario nei vieno afrikiečio, nei vieno iš Afrikos. Afrikos sąjunga galbūt turėtų turėti tenai balsą kaip vieninga valstybė. Galbūt Europos sąjunga turėtų tenai turėti balsą, o ne Prancūzija. Nes Prancūzija yra viena valstybė iš Europos sąjungos, bet Europos sąjunga kaip tokia Saugumo taryboje galbūt turėtų turėti veto teisę. Indija, didžiausia pasaulio valstybė, neturi veto teisės Saugumo taryboje. Tai Sarkozy dėl to ir sakė, kad tai yra biški outdated. Nes reikėtų vis dėlto įtraukti Afrikos sąjungą, galbūt reikėtų įtraukti Europos sąjungą vietoje Prancūzijos, galbūt reikėtų įtraukti Indiją ir galbūt, reikėtų atimti narystę Europos Saugumo taryboje iš Didžiosios Britanijos, nes Didžioji Britanija tapo šūdu. Tuo metu, kai buvo steigiama Saugumo taryba, Didžiajai Britanijai priklausė pusė Afrikos. Suprantat, pusė Afrikos. Ir tada tai buvo didelė valstybė, tokia pat didelė kaip Rusija. Dabar Didžioji Britanija tapo šūdu. Jos, kas yra Didžioji Britanija, tai yra sala, maža salytė. Tai kadangi Didžiajai Britanijai nebepriklauso pusė Afrikos, tai nėra prasmės turėti ją Saugumo taryboje kaip nuolatinę narę. O Rusija, tai be abejo, Rusija išlieka didžiausia pasaulio valstybė, tai todėl negalima jos išmesti iš tenai. Bet vėlgi, tam, kad mes pakeistume sąrangą Saugumo tarybos, reikia, kad susitartų visos valstybės pasaulio. Ir visos tos valstybės pakeistų chartiją, o tai yra praktiškai neįmanoma. Tai dėl to šitos sapalionės yra beprasmiškos. Bet dabar aš nevertinu Auštrevičiaus kaip politiko. Aš kalbu apie jo intelekto lygmenį. Jis intelekto lygmenyje nesupranta, kaip iš ko susideda Saugumo taryba, kaip jis susideda, kokie teisės aktai reguliuoja jos funkcionavimą.
Petras Auštrevičius tiek nekenčia Stalino, kad dėl Stalino pradeda net ginti pedofilus. The plain truth is that Putin's regime perceives the former USSR dissolution as tragedy and collapse of historical Russia. It's all about the empire of evil, which through the Red Terror, great purges, mass arrests and executions, deportation and imposed famine has killed from 9 to 15 million people. Nėra įrašo, tai paskaitom, ką Auštrevičius papasakojo. Taigi istorijos iškraipimas neįmanomas nepašalinus tiesos ieškotojų. Šį penktadienį Rusijoje bus skelbiamas teismo nuosprendis organizacijos Memorial istorikui ir žmogaus teisių kovotojui Jurijui Dmitrijevui. Dmitrijevas savo gyvenimą paskyrė Stalino represijų aukų atminimo išsaugojimui, o jų yra milijonai. Jo dėka Karelijos regione buvo atrastos masinės stalinizmo aukų kapavietės. Netrukus valdžia paskelbė gandą, kad atrastose kapavietėse palaidotos ne sovietinio teroro aukos, bet suomių nužudyti Raudonosios armijos kariai. Pateikus melangingus kaltinimus, Dmitrijevas buvo netrukus suimtas. Tai bandymas ištrinti stalinizmo nusikaltimus ir Putinas perima tai kaip Stalino veiklos metodus. Vertinant šį ir kitus istorijos iškraipimo atvejus, tampa akivaizdu, kad Molotovo-Ribbentropo pakto šmėklų gerbėjai siekia manipuliuoti ir 21 amžiaus. Žiūrėkit, visų pirma, Auštrevičius bando teigti, kad Putinas neigia Stalino nusikaltimus. Taip nėra dėl to, kad Putinas daug kartų yra pavadinęs viešai, yra pavadinęs Staliną nusikaltėliu. Tai kadangi Putinas daug kartų pavadino Staliną nusikaltėliu, aš nesuprantu, ko nori Auštrevičius. Jis nori, kad Putinas pavadintų Staliną nusikaltėliu, neneigtų Stalino nusikaltimų. Tai kad Putinas jau yra pavadinęs Staliną nusikaltėliu. Suprantat, jau yra. Tai ko jis nori? Tai давай пожурим, как Путинас tai sako. Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна, а страной тогда руководил Сталин, изменилась коренным образом. Она из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось. И мы все прекрасно помним проблемы, особенно в завершающий период, проблемы с сельским хозяйством, очереди за продуктами питания и так далее. На село это не имело никакого позитивного влияния, все, что происходило в этой сфере. Весь тот позитив, который, безусловно, был, тем не менее, достигнут был неприемлемой ценой. Репрессии, тем не менее, имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата неприемлем. Это невозможно. И, безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа. Это тоже факт. И об этом мы тоже не должны забывать. Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и лагерями. Tai va, jūs ką tik matėt, kad Putinas taip pat vadina Staliną nusikaltėliu, bet Auštrevičius, jis eina toliau, jis pradeda ginti tą pedofilą Dmitrijevą. Tai tas pedofilas Dmitrijevas, reiškia, fotografavo, darė savo įvaikintos dukros, Tai papasakosiu plačiau, reiškia, tai tas pedofilas Jurijus Dmitrijevas, jis įvaikino mergaitę ir fotografavo jos vaginą. Jis padarė labai daug nuotraukų, kur fotografavo jos vaginą ir po to jis aiškino taip, kad norėjo tas nuotraukas parodyti gydytojui. Ką? Kur, kam? Kur tu tokį idiotą radai? Nes jeigu tu nori parodyti vaginą gydytojui, tu paimk mergaitę ir nuvesk ją pas gydytoją. Ir gydytojas pažiūrės. Kam? Kur tu matei gydytoją, kuris pasakytų, tai atneškit savo dukros nuotraukas, įvaikintos dukros. Nuotraukas, vaginos, nuotraukas, atneškit. Vat kur jūs matėte tokį gydytoją?
Tai tas Dmitrijevas, jis aiškina, kad jis fotografavo, reiškia, mergaitės, lytinius organus, užpakalį, tam, kad parodytų gydytojų, bet neparodė gydytojų, tik tai laikė pas save namuose. Ir, reiškia, lietė rankomis, kaip pasakoja mergaitė, jos vaginą. Dabar Auštrevičiui atrodo, kad Dmitrijevas turėtų būti paleistas į laisvę, dėl to, kad Dmitrijevas sako, kad nusikaltėlis buvo tas Stalinas. Nu tai yra absurdas. Suprantat, jūs ką tik girdėjot, kad Putinas taip pat sako, kad Stalinas buvo nusikaltėlis. Tai vadinasi, jie trysia. Putinas, Dmitrijevas tas pedofilas ir Auštrevičius. Jie trysia vadina Staliną nusikaltėliu. Ir Auštrevičius sako, kad Dmitrijevą reikia paleisti laisvę, atleisti jam tai, kad jis lietė rankomis tos mergaitės vaginą ir fotografavo jos vaginą ir užpakalį. Nuogą vaginą ir užpakalį fotografavo ir lietė taip nuogą vaginą rankomis. Jį reikia paleisti į laisvę dėl to, kad jis sakė, kad Stalinas yra nusikaltėlis. Nu, žmonės. Nu, tai yra idiotizmas. Taip, aš tikiu, kad Dmitrijevas nuoširdžiai smerkia Staliną. Ir aš irgi nuoširdžiai smerkiu Staliną. Kada aš kažką gero sakiau apie Staliną? Tik tai tada, kai sakiau, kad Stalinas Lietuvai padovanojo Vilnių ir Klaipėdą. Stalinas Lietuvai padovanojo iš tikrųjų netgi 3 teritorijas nemokamai. Ir be abejo, Auštrevičius nekenčia pabėgėlių, kurie čia vat iš Baltarusijos, blogai sakyt pabėgėlių, arabų pabėgėlių jis nekenčia. Ukrainiečiai pabėgėliai, jie kitokie, juos reikia priimti. Weaponization of desperate migrants and organizing human trafficking becomes a political tool of non-democratic countries to influence democracies. Nu tai noriu pranešti naujieną Auštrevičiui, kad iš tikrųjų Europos Sąjungos teisingumo teismas ir Jungtinių tautų teismas, 2 teismai, Jungtinių tautų ir Europos Sąjungos, abudu priėmė sprendimą, kad Lietuva turi priimti visus pabėgėlius, arabus pabėgėlius iš Baltarusijos. Ir čia labai svarbu prisiminti, kodėl Baltarusija supaprastino vizų išdavimą arabams ir juodaodžiams, o tai buvo todėl, kad jiem uždraudė, Lietuva ta pati uždraudė Baltarusijos lėktuvom skraidyti virš Europos Sąjungos ir tada Baltarusijai, pasakė, mes turim lėktuvus, jeigu mes negalim skraidyti virš Europos Sąjungos, mes skraidysim virš Azijos ir Afrikos. Ir todėl jie skraido, kai virš Azijos ir Afrikos, jie tenai nusileidžia ir tenai jų lėktuvus užlipa afrikiečiai ir arabai. Ir jie po to atskrenda į Baltarusiją, į Minską ir iš Minsko po to kerta Lietuvos-Baltarusijos sieną. Tai sprendimas šitos problemos yra labai lengvas, jeigu jums nepatinka, kad jie atskrenda, kad tie visi žmonės atskrenda į Baltarusiją su Baltarusijos lėktuvais, jūs galite leisti Baltarusijos lėktuvom skraidyti virš Europos Sąjungos. Ir tada Baltarusijos lėktuvai neskraidys virš Azijos ir Afrikos. Nes tiesiog Baltarusiam neužteks lėktuvų skraidyti ir ten. Jūs suprantat, apie 2 milijonus baltarusių gyvena vakarų Europoje. Ir dėl to baltarusiam daug įdomiau skraidyti į vakarų Europą, kad tie 2 milijonai baltarusių galėtų atvažiuoti pas savo giminės į Baltarusiją, grįžti į gimtinę, ten truputį atsigerti degtinės, pailsėti ir po to grįžti atgal į vakarų Europą. Suprantat, baltarusiai jie geriau skraidytų į vakarus, bet jos privertė Lietuva juos privertė skraidyti į Afriką. Ir todėl jie skraido į Afriką. Bet po to Auštrevičius pasitaisė ir jau sekančioj savo kalboj jis pasakė Afganistano pabėgėliams welcome Lietuvoje. Welcome. Today, our strategy for Afghanistan is to protect Afghans and our joint achievements. And we need to build solidarity among the member states to welcome the Afghan asylum seekers. Tai Auštrevičius pasitaisė, jis iš pradžių galvojo, kad nereikia pabėgėlių priimti Europos Sąjungą, nes tai yra Lukašenkos hybridinis ginklas, bet po to pasakė, kad afganistaniečius reikia vis dėlto priimti Europos Sąjungoje, dėl to, kad ten talibanas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų,
organizacijos, teisminės institucijas. Parašykite man e-mailą